vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir jos įžvalgos apie krizes. Labas rytas visiems. Iš tiesų prieš renginį kažkaip pasikalbėjom ir pagalvojau, kad nebuvo dar tokio oficialaus formato, kuriame būtų kažkaip apibendrintos įžvalgos. Įžvalgos krizių valdymų. Nes jau kas mūsų vyriausybei teko pradėti nuo pat pirmų dienų. Mes susidūrėme pirmiausia su COVID-u, kai turėjome tikriausiai per dieną apie 4000 susirgimo atvejų. Ir antra, tai jau gerai žinoma, neteisėta migracija ir paskui karas Ukrainoje ir matyt dar ne pabaiga. Energetinė krizė ir kiti dalykai, kas mūsų laukia dar ateityje. Bet žinoma, kaip ir buvo pasakyta, ko mus išmoko šitos krizės ir ar mes iš tikrųjų esame pasiruošę. Ar tikrai mes turime kažkokius tai mokymus, ar yra kažkokios tai paskaitos, kurios gali paruošti žmonės būti pasiruošusius. Teoriškai yra taip, kad valstybėje yra tam tikri planai, yra tam tikri algoritmai padėlioti atitinkamoms situacijoms ir scenarijams. Taip yra. Ir mes beje tokius planus turėjome savo vidaus reikalų ministerijos stalčius. Bet kaip parodė praktika, jie realiai neveikia. Ir teko daryti viską tiesiog eigoje. Ir taip, po kurio laiko dabar jau galiu apibendrinti, nes kaip ir pirmas dalykas buvo COVID-as ir nors mūsų vidaus reikalų ministerija nebuvo ta tokia vedančioji ministerija, bet mes dalyvavom kaip remiančioji. Mūsų uždavinys buvo užtikrinti ribojimų užtikrinimą, kad žmonės iš vienos savivaldybės nejudėtų į kitą, tai reiškia buvo įtrauktos mūsų teisėsaugos institucijos, pirmiausia policijos departamentas. Ir ką mes išmokome daryti ir ko nemokėjome iki to laiko. Tai, kaip kalbėti apie tą tokią išmoktą pamoką, tai yra tai, kad mūsų visos teisėsaugos institucijos galų galiai išmoko, kad gali dirbti kartu, kad gali peržengti iš savo komforto zonos, iš savo funkcijų ir daryti kitus dalykus. Taip šiandien kartais girdžiu tokių pasvarstymų ir tokių replikų, o kodėl, pavyzdžiui, sako, policija turi tenais kažkokią tai funkciją papildomą vykdyti, kodėl ne visuomenės sveikatos centras, o kodėl mes čia turime atlikti vieną ar kitą darbą, tokių visokių būna dalykų. Aš visą laiką pasakau, kai yra krizė, kai valstybei ištinka rimti iššūkiai, man atrodo, nėra laikas galvoti, kas man priklauso, ką aš turiu daryti, kas man nurodyta mano tarnybinėse funkcijose arba mano institucijos funkcijose. Tiesiog turi daryti, turi sėsti ir daryti ir negalvoti. Ir aš manau, čia yra kertinis dalykas. Nes jeigu visi pradėsime galvoti apie save, kas man priklauso ar nepriklauso, man atrodo, niekur neišvažiuos. Tai ko mes išmokom, tai tikrai išmokom, mūsų teisėsaugos institucijos išmoko dirbti kartu. Šiuo atveju buvo ribojimų užtikrinimas ir tame dalyvavo ir finansinių nusikaltimų tarnyba, viešojo saugumo tarnyba, pasienio pareigūnai, stovėjo kontrolės punktuose ir užtikrino tam, kad žmonės nejudėtų ir neplistų dėl to COVID. Aišku, kaip ir sakiau, teko policijai, tarkim, kai kurias kitas funkcijas atlikti, nes reikėjo padengti kitas funkcijas, kur, tarkim, nebuvo pakankami resursai. Ir tai, man atrodo, išvedė mus rimtai į priekį. Kas toliau? Po šito lyg ir po truputėlį spėjom atsigauti, aš galvoju asmeniškai apie mūsų politinę komandą, apie vidaus reikalų ministeriją. Lyg ir pradėjom atsigauti po COVID-o ir staiga išklumpa kita krizė. Tai yra neteisėta migracija. Jeigu kalbėti apie neteisėtą migraciją, tai skaičiai. 2020 metai Lietuva turėjo iš viso, matyt, sulaikytų asmenų per visus metus 100. Tuo tarpu 2021 metai, Liepos mėnesį, apie 3000 sulaikytų asmenų. Infrastruktūros nėra, kur tos žmonės padėti, nėra tiesiog, nepritaikyti. Ta prasme, kažkaip kaip tas veikia, kaip užtikrinami buitiniai dalykai, ar
nežinau, kiti poreikiai, socialiniai, medicininiai ir visa kita, nėra tokių dalykų padėliota. Ir pirmas momentas, su kuo teko susidurti, tai yra ir visuomenės pasipriešinimas. Kalbant apie naujų centrų paiešką, mes tikrai pradėjome ieškoti naujų vietų, naujų objektų. Ir matė tikriausiai tokias situacijas, kai žmonės gulėsi ant kelio, tam, kad nepraleisti fiziškai autobusų, kuriuose buvo gabenami neteisėti migrantai. Ir juokingiausias, galbūt toks, sakyčiau, keisčiausias atvejis buvo tai, kad mes radome vieną objektą, Kybartų kalėjimas buvęs, kuris buvo jau iškeldinamas, buvo planuojama iš ten iškelti žmonės atliekančius bausmę už kriminalinius nusikaltimus. Sutarėm, kad tas objektas mums būtų tinkamas ir netgi tenais buvo sunku susitarti, kad mes ten galėsime gyvendinti šitos žmonės. Tai kėlė žmonėms, visuomeniai, bendruomeniai didžiulį susirūpinimą ir toks buvo pasipiktinimas, sakyčiau. Tai tokie iššūkiai taip pat buvo. Kaip ir minėjau apie tos planus, kurie ten buvo 400 000 migrantų, jie buvo Vidaus reikalų ministerijoje, kad mūsų valstybė yra pasiruošusi atlaikyti 400 000 neteisėtų migrantų. Aš galėjau viską mesti į šiukšlių dėžę ir išmečiau. Nes dabar tas neveikia, realiai niekas neveikia. Reikėjo viską daryti nuo nulio. Ieškoti, jeigu kalbėti apie gyvenimą ir būtinius dalykus, ieškoti naujų vietų, kur mes tos žmonės galime apgyventi. Reikėjo kalbėti su bendruomenėm, reikėjo atlaikyti protestus, didžiulį pasipriešinimą. Ką mums dar reikėjo atlaikyti, tai būtinius dalykus spręsti. Kartais atrodo labai juokinga, kai Vidaus reikalų ministrė turi spręsti kanalizacijos, vandentekio, šiltų megztinių, šiltų batų, mišinukų klausimus. O reikėjo. Ir aš turėjau prisimti lyderystę. Ir mano komanda turėjo tai padaryti. Nes jeigu to mes nepadarysim, tai kas padarys? Ir kartais, aišku, aš galvoju, kad idealiame modelyje valstybėje turėtų būti kaip. Yra institucijos, kurios ateina su kažkokiais pasiūlymais ir tu, būdamas politikas, turi keletą alternatyvų. 3-4 alternatyvas tada priimi sprendimą. Deja, tos nestandartinės situacijos privertė visiškai kitaip veikti ir patiems įsitraukti, kartais sakyčiau, ir į buitinius dalykus ir kitokius, ir patiems kurti algoritmus naujus visiškai tam, kad valdyti procesus. tą reikėjo daryti. Ir kartais pajuokauju, būdavo taip, kad vienas komandos narys būdavo atsakingas už vieną apgyvendinimo centrą, kitas patarėjas už vieną, viceministras už trečią, nes reikėjo asmeninio įsitraukimo, asmeninio sekimo, greito reagavimo, lankstumo ir, sakyčiau, ten buvo kalbama apie atsparumą. Nepalūžti, nes dirbame non-stop. Įjungėme iš karto nuo pat pirmųjų dienų tokį formatą, kuris leido valstybei, tai yra grupė ar ne žmonių, kuri buvo atsakinga už krizės valdymą. Ir mes imdavomės, kad kiekvieną dieną, ar tai buvo šeštadienis, ar tai buvo sekmadienis, tiesiog tokia situacija. Nėra savaitgalio, nėra darbo ar nedarbo laiko, tu tiesiog turi tą daryti, tu turi susitvarkyti. Ir nebuvo pasiteisinimų, sergi ar ne, tiesiog veda į priekį tas tikslas, nes atsakomybė valstybei. Atsakomybė, nes, na gerai, gal taip ir tau nepriklauso daryti, bet žinai, kad ant tavo pečių yra didžiulis atsakomybės dalykas ir tu privalai susitvarkyti. Tai čia būtiniai dalykai. Reikėjo greitų sprendimų. Ir tikriausiai visi girdėjote apie tą mūsų nestandartinį sprendimą įteisinti neįleidimą neteisėtų migrantų. Girdėjau įvairiausių kažkokių pasvarstymų, kad čia kažkaip mes neturėjom ryžto, patikėkit, ryžto buvo nuo pat pirmos dienos. Nebuvo lengva rasti. Kartais tos valios ir ryžto buvo, bet kai kurie asmenys galbūt ne taip galbūt greitai norėdavo prisiimti atsakomybę. Buvo ir tokių iššūkių. Tai sprendimai gimė. Tikrai manau, kad maksimaliai per greitą laiką, nes reikėjo rasti kompromisą ir
suderinant sprendimus su Europos Sąjunga ir atliepti mūsų nacionalinio saugumo dalykus. Aš manau, kad mes tikrai sugebėjome rasti vidurio kelią, kompromisinį kelią, kuris mums leidžia šiandieną ir savo valstybės, nacionalinį saugumą apsaugoti ir kartu Europos Sąjungoje atrodyti, sakyčiau, neblogai. Nepaisant to, ką šiandien bando pasakyti, kad mūsų sprendimai yra negeri. Tai sprendimų greitumo reikėjo, ryžto, valios ir neturėti baimę daryti tai, kas buvo iki šiol nedaryta. Ir kartais supranti, kad tu kartais nežinai, ar tas tavo sprendimas yra geras. Nežinai, nes nebuvo iki tol tokių dalykų. Tiesiog turi rizikuoti ir daryti. Ir nėra laiko suabejoti, nes abejojimų, pasvarstymui, dar gilesniam tokiam analizavimui reikia savaitės, o mes neturime savaitės. Mums reikia per pusdienį priimti, per 2 valandas, per valandą priimti sprendimus. Tai fizinis barjeras irgi buvo matyti vienas iš tų sprendimų, kur mums taip pat reikėjo, sakyčiau, valios, nes Europos Sąjungoje tokia tradicija, kad niekas nelabai palaiko tą fizinį barjerą, nes užtenka stebėjimo sistemų. Irgi teko būti tais ledlaužiais ir sakyti, kad šis sprendimas mums yra reikalingas. Ir labai greitai, aš labai esu dėkinga mūsų žmonėm, kurie dirba ministerijoje, nes visi teisės aktai, kurie buvo paruošti, fizinio barjero statybai buvo labai greitai padaryti per stebėtinai trumpą laiką. Ir visi kiti teisės aktai, kurie buvo susiję su migracijos politika, buvo viskas žaibiškai padaryta. Ir matyt, pagrindas yra žmonės, noriu pasakyti, žmonės, kurie dirba kartu. Ir esu labai dėkinga tiem žmonėm, kurie negalėjo savo laiko ir tikrai įsitraukė ir darė su didžiuliu užsidegimu. Ir iš to galbūt kita problema yra išeinanti, tai yra žmonių pervargimas ir perdegimas. Ir matyt, reikia visada pagalvoti apie tai, apie tą riziką, kad žmonės gali tiesiog pavargti ir tiesiog perdegti. Nes kiek tu gali dirbti be savaitgalių? Kiek tu gali dirbti, neskaičiuodama savo darbo laiką? Yra tikriausiai ribos ir tavo galimybės yra neribotos. Yra ribotos, šiaip neribotos, bet... Tai kalbant apie aš jau praėjau apie tą migraciją. Tai šiandien mes galim tikrai didžiuotis, kaip aš sakau, turime fizinį barjerą, kurį pastatėm per metus laiko, parengėme teisės aktus reikalingus tam. Ir aš turiu pasakyti labai atvirai, kad prieš statant fizinį barjerą nebuvo iš tikrųjų pačioje pradžioje tokio didžiulio palaikymo ir pasakymo, kad tas sprendimas yra reikalingas. Ne? Čia visi taip jau sutiko. Tam iš tikrųjų reikėjo tokių kertinių dalykų ir pasakysiu asmeniškai, kas man tai padėjo padaryti, tai yra susitikimai su Graikijos politikais, su kitų šalių politikais, kurie man pasakė, patvirtino, kad tai yra svarbus dalykas ir be to jūs susitvarkysim. Ir žinoma, mes padarėm viską ir matyt labai gerai išmokom savo pamokas po neteisėtos migracijos krizės. Mes išmokom dirbti, sukūrėme jungtinių situacijų stebėjimo centrą ir išmokom dirbti tarp instituciniam lygmenyje. Tikrai išmokom greitai priiminėti sprendimus, laikyti tą lyderystę, spręsti klausimus čia ir dabar, neatidėlioti. Ir tas padėjo mums tikrai pasiruošti kitai krizei, tai yra karo pabėgėliams iš Ukrainos. Tai mes tam jau buvom pasiruošę ir ruošėmės iš anksto. Mes nelaukiam paskutinės akimirkos,
Dar net neprasidėjus karui, mūsų komandos buvo susidėliojus atitinkamus planus, ką darysime, kaip darysime. Ir todėl mes labai greitai sugebėjome reaguoti, tik prasidėjus karui, atidaryti pirmuosius registracijos centrus. Sugebėjome tikrai užtikrinti bendradarbiavimą su nevyriausybiniu sektoriumi. Esu labai dėkinga, matyt, čia viena iš tokių išmoktų pamokų, kad mūsų institucijos išmoko labai gerai dirbti su nevyriausybinėm organizacijom. Ir tas tikrai labai davė gerų rezultatų. Ir šiuo atveju mes tikrai, man atrodo, suvaldėm neblogai procesus ir sustiprėjom. Buvo pradžioje 7 registracijos centrai kurti. Šiuo metu, kaip čia parašyta, turime 66 000 karo pabėgėlių iš Ukrainos. Ir tose centruose mes labai operatyviai suteikėm visą reikalingą pagalbą, tai yra tiek migracijos procedūras, tiek apgyvendinimą, tiek visą informaciją, ką jie gali gauti Lietuvoje. Ir tas tikrai, man atrodo, sėkmės pavyzdys, nes mums pavyko skirtingai nuo kitų šalių, ką padaryti, tai kad mes sugebėjom diversifikuoti tuos žmonių srautus. Jie nesikoncentravo, tarkim, tik sostinėje, nors tokios rizikos galėjo būti, nes buvo atitinkami sprendimai priimti, nes mes žmonės sutikdavom prie sienos ir nukreipinėdavom juos į konkrečius registracijos centrus. Ar į Klaipėdą, ar į Šiaulius, ar į Panevėžį, ar į Vilnių. Ir tas tikrai pasiteisino mums. Tai apibendrinant, kas yra, man atrodo, svarbiausia. Matyt, svarbiausia yra tai, kad mes nežinom, ko galim tikėtis ateityje. Iššūkių gali būti visokių ir tikrai viskam nepasiruošti. Tikriausiai nėra tokių kursų ir mokymų, kurie paruoštų 100% tave naujiems iššūkiams. Aš tik kartais pagalvoju, ar aš galėjau gauti kur nors, nežinau, teorinę informaciją, galbūt teorinę tai, bet tikriausiai vis tiek tai būtų net tas pats, ką tenka patirti realių krizių metu. Išmokti to negalime. Bet man atrodo, yra labai svarbu pasiruošti psichologiškai, pasiruošti organizuoti darbą esant naujom situacijom, naujiems iššūkiam. Ir pasiruošti ne tik pačiam, paruošti savo komandas ir matyt pasidėlioti, kaip mes dirbsime, kokių režimų tai darysime. Labai svarbu, kitas dar aspektas yra komunikacija. Sakyčiau, mano tokia labiausiai įsisąmoninta pamoka yra komunikacija. Komunikacija tai yra apie tai, kad krizės metu dažniausiai tu neturi laiko skirti dėmesio paaiškinti. Tiesiog, nes tu esi, kaip ir sakiau, užsiėmęs nuo buitinių dalykų iki strateginių dalykų, derinė buitinius dalykus čia Lietuvoje, derinė ES sprendimus. Vienu metu viskas vyksta ir labai daug vyksta. Bet tikrai mano patarimas yra sustoti ir rasti laiko, paaiškinti, kas vyksta, kodėl vieni sprendimai vyksta, jeigu kažkoks reikalingas pokytis. Skirti laiko asmeniškai, paaiškinti toms grupėms, kurios liečia, kodėl tie pokyčiai yra daromi, pasikalbėti ir tas, manau, gali nuimti labai daug įtampų. Tas pats, aišku, su žiniasklaida, matyt, ir to reikia nenuvertinti. Dėmesys komunikacijai ir paaiškinimui. Ir lyderis, matyt, vadovas turi to dalyko neužmiršti. Perduoti tuo metu savo komandai tuos techninius darbus ir sakyti, kad čia yra labai svarbu. Kitas momentas, matyt, skirti dėmesio neperdegimui. Tas labai svarbu. Aš pati mačiau savo komandoje žmonių, kurie vienu metu buvo visą laiką visur, kartu, su idėjom, su siūlymais. Ir staiga, po kokio ten, nežinau, pusmečio, aš matau, kad žmonių nebėra. Žmonės pavargo, perdegė. Pradžioje aš nesupratau, kas vyksta, bet paskui supratau, kad tiesiog žmonės negali tiek daug daryti. Yra tam tikros ribos. Kas dar labai svarbu, matyt, aš jau savo asmeninę patirtį. Man atrodo, kai yra krizė ir nestandartinė situacija, svarbu kiekvieną dieną, man atrodo, tas, sakyčiau, kol procesai neatsistos į savo vietas, tas toks
labai principingas valdymas, kontrolė ir greitis. Tas yra labai svarbu. Paskui jau viskas susidėlioja, po kiek laiko jau, bet pradžioje, man atrodo, yra būtinas įsitraukimas maksimalus iki negalėjimo, nes to reikia. Ir matyti tavo kaip lyderio asmeninis pavyzdys. Jeigu tu kaip lyderis rodai pavyzdį, tu įkvėpi ir kitus. Tai matyti to irgi reikia nepamiršti. Įkvėpti savo žmonės ir rodyti savo asmeninių pavyzdžių, kad tu ne tik deleguoji kitiems žmonėms permeti, bet ir pats pasiraitoji rankovės ir darai. Nors, aišku, geri vadovai turi mokėti deleguoti. Ir tokia paskutinė, matyt, tokia pastaba. Aš labai supratau, kad krizių metu yra labai svarbu turėti mums stiprią mūsų valstybės tarnybą, stiprius vadovus, nes nuo to labai daug priklauso. Nuo to labai daug priklauso, ar tau ateina sprendimai, pasiūlymai, idėjos, ar yra tas proaktyvumas, ar jo nėra. Tad matyt, to ir palinkėsiu mūsų valstybei stiprėti, stiprinti tą mūsų valstybės tarnybą, tos žmonės, kurie tarnauja valstybei, kurie daro labai didžiulį darbą, labai svarbų darbą. Nes nuo to priklauso, kaip mes sugebėsime reaguoti ateityje į naujus iššūkius, kiek mes būsime atsparūs ir kaip atlaikysime. Bet aš net neabejoju. Mes susitvarkysim, to mums visiems ir linkiu. Ir labai tikiuosi, kad mes sudėliosime atitinkamus dalykus ir jau esam sudėlioję. Mes esame dabar paruošę naują integruoto krizių valdymo koncepciją. Šiuo metu yra svarstoma Seime. Tai yra konkretus dalykas, kuris išplaukia iš tų pamokų išmoktų. Skiriame dabar didelį dėmesį civilinės saugos koncepcijai ir kitiem dalykam. Svarbu, man atrodo, ne tik susitvarkyti, bet ir paskui ateičiai pasidėlioti viską taip, kad būtų lengviau tvarkytis. Tai ačiū jums visiems, ačiū jums už jūsų darbą ir ačiū už tarnystę valstybei. Ačiū ministrei už tokį atvirą, susimąstyti verčiantį ir, sakyčiau, asmenišką pranešimą, ne? Bet aš supratau, kad po šito pranešimą aš savo nebeskaitysiu, nes iš esmės ministrė apie visą tai ir kalbėjo. Tai ačiū jums, ministrė, kad radote galimybę šiandieną būti su mumis. Ir dabar Aidą paprašysiu padėti su techniniais dalykais, palaikys tokias čia. Tai pristatau mūsų sekantį kalbėtoją, Kęstutis Gruodis, vyriausybės kanceliarijos grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės patarėjas. Ir Kęstutis šiandieną pristatys tą krizių valdymo modelį. Iš esmės, koncepcija yra atskiras dokumentas, kuris žinoma iš tikrųjų plačiau civilinės visuomenės situacijų. Jūs supratot, bus ir tas modelis ir tas pristatymas, tai prašau, Kęstutis, tada čia kaip viską daryti. Tai laba diena dar kartą visiems. Kaip jau minėjau, esu vyriausybės kanceliarijos grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės patarėjas Kęstutis Gruodis.
Ir šiandien supažindinsiu su svarbiausiais aspektais, diegiant Lietuvoje pasirinktą krizių valdymo modelį. Pirmiausiai, kalbant apie krizes, norėčiau aiškiai atriboti, kas tai yra. Kada kalbam apie krizių valdymą, mes kalbam pirmiausiai apie taikos metą, taikos metu vykdomas funkcijas ir pajėgumus. Ir jų panaudojimą kilusių ekstremalių situacijų ir krizių valdymui, kurios nesusijęs su ginkluota gynyba. Tai yra procesai ir kompetencijos skaidriai atvaizduotos geltoname fone. Taip pat krizių valdymas apima eskaluojantis situacijai, kylant grėsmėms, formuojantis karinėms krizėms procesus, kuomet valstybė pertvarko savo įprastinės funkcijas ir sutelkia pajėgumus gynybos paramą. Tai kitaip tariant, resursai ir valstybės pastangos yra kreipiamos paremti vykdomą gynybą ir ginkluotasis pajėgas. Tai ši veikla, kuri yra paraminė, taipogi apima krizių valdymą. Ir natūralu, kad krizių valdyme centrinė rolė tenka vykdomajai valdžiai, tai yra vyriausybei, o formuojantis karinėms grėsmėms per karą yra steigiamas, kaip tariant, aktyvuojamas valstybės mobilizacijos operacijų centras, kurio vadovė vėlgi yra vyriausybės kanclerė. Ir per šitą mechanizmą, per moką taip vadinamą, tie resursai yra toliau valdomi ir nukreipiami ginkluotai gynybai. Kitas svarbus aspektas, kad perėjus į tokią fazę, nereikia užmiršti, kad valstybė turi užtikrinti savo pačios funkcionavimą, būtinųjų paslaugų teikimą, tai yra ypatingų funkcijų vykdymą. Tai va šių funkcijų tolimesnis vykdymas pakitusiame saugumo kontekste, valdymas ir užtikrinimas taipogi yra krizių valdymų dalis. Tai pagrindinė šios skaidrės žinutė yra aiškiai duoti suvokimą, kad krizių valdymas yra viskas, kas susijęs su valstybės lygio ekstremaliom situacijom ir krizėms, išskyrus gynybinės funkcijas. Prasme, ten viskas yra ganėtinai aiškiai suplanuota, yra tam skirti pajėgumai, išvystytos ginkluotosios pajėgos, kurios kaip tik yra stiprinamos ir atlaisvinamos nuo nebūtinų užduočių vykdymo valstybės gynybai. Krizių valdymas, taip man strategiškai, yra viena iš 3 pagrindinių nacionalinio saugumo sistemos dalių. Pirmoji atsparumas, tai iš tikrųjų apima vėlgi tą minėtą taikos metu vykdomų funkcijų atsparumo didinimo veiklą, kuomet yra vystomi ir stiprinami pajėgumai, gebėjimai, tam, kad jie būtų pakankamai atsparūs, kuomet kyla įvairios krizės ir ekstremalios situacijos, kad jos gebėtų veikti pakitusioms saugumo sąlygoms. Krizių valdymas ir visuotinė gynyba tai yra daugiau veiklos, kurios yra aktyvuojamos, kada esamo valstybės atsparumo lygio nebepakanka susidariusios saugumo situacijos valdymai ir reikalingi kitokie mechanizmai. Ir šių mechanizmų ir procesų gyvenimai natūralu, kad yra pagal kompetenciją skirtingos valstybės institucijos ir savivaldybės, su skirtingom funkcijom ir planais. Na ir tam pasitelkiami ir privatus sektorius, ir nevyriausybinės organizacijos, savame aišku, piliečiai visada yra pagrindas. Labai svarbu pažymėti, kad Lietuvoje valstybės gyvybiškai svarbios funkcijos istoriškai buvo ir yra šiuo metu nustatytos orientuojantis iš esmės į valstybės gynybą, valstybės ginkluotą gynybą. Tačiau, nepaisant to, šios 6 valstybės gyvybiškai svarbios funkcijos, kurios yra pačioje skaidrės, yra visiškai adaptuotos ir suderintos su NATO 7 baziniais atsparumo reikalavimais, kurie yra keliami visoms alijansų šalims kaip civilinis atsparumas, kad valstybė turėtų tam tikrus atsparius mechanizmus užtikrinti savo pačios funkcionavimą. Kitaip tariant, atsparumo dalis. Tai atsparumas ir gynyba per šitas funkcijas glaudžiai susisieja. Kitaip tariant, šios 6 funkcijos, nors jos orientuotos į ginkluotą gynybą, jos vienodai svarbios tiek ekstremalių situacijų atveju, tiek krizių, tiek ginkluotos gynybos atveju.
Taip tariant, kas be nutiktų, šios sritys tinkamai funkcionuojančios užtikrina teigiamus arba daugiau teigiamus rezultatus, sprendžiant kilusias problemas. Na, o integruotas ekstremalių situacijų ir krizių valdymo centras, kuris trumpiau vadinamas nacionalinis krizių valdymo centras, yra kuriamas vyriausybės kanceliarijoje, grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės pagrindu, kuris bus po to naikinamas. Kaip jau minėta, išplaukia iš to, kad vykdomoji valdžia turi centrinės atsakomybės. Taipogi bus naikinama vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, jos funkcijas ir esminės kompetencijas perduodant nacionalinio saugumo komisijai. Ir tokiu būdu, apjungiant šiuos du atskirus iki šiol procesus į vieningą sistemą, sutelkiant tiek kompetencijas, tiek mechanizmus į vienas rankas, kas iki šiol keldavo ganėtinai daug problemų, kada nebuvo aišku, ar čia vis dėlto ekstremalioji situacija reikalingi vienokie sprendimai, mechanizmai, ar tai jau krizė ir iš tikrųjų tai jau nacionalinio saugumo reikalai. Dabar viskas bus vienose rankose ir viskas vyks greičiau ir efektyviau. Nacionalinio krizių valdymo centro steigimui reikalingų įstatymų pakeitimo projektai buvo parengti šių metų balandžio mėnesį ir buvo suderinti vyriausybėje bei pateikti Seimui į pavasario sesiją. Tačiau jų svarstymas Seime buvo perkeltas į rudenio sesiją šiuo metu. Ir iš viso buvo parengta 16 įstatymų pakeitimų paketas. Svarbiausias iš jų tai krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas, tai yra naujas įstatymas, kuris gimė iš civilinės saugos įstatymo, apjungia šius procesus. Na ir paraleliai teisės aktų rengimui vyksta situacijų centro SICENO steigimas, kuris veiks 24/7 režimu. Ir jo funkcionavimas prasidės jau šių metų pabaigoje, o vos įkūrus situacijų centrą 23 metų sausį mes jau startuosime su integruotu krizių valdymo centru. Tai bus pirminis pajėgumas jau sausio mėnesį. Pilną pajėgumą pasieksime kitų metų pabaigoje. Ir kitų metų pabaigoje tokiu būdu bus užbaigtas veiksmingas krizių ir ekstremalių valdymo sistemos sukūrimas. Kuriant ir pasirenkant esamą krizių valdymo modelį buvo remiamas iš esmės šiais 5 principais. Pats pirmas ir svarbiausias, daugiausiai problemų kėlės. Iki tol, tai, kaip jau minėjau, 2 skirtingų procesų apjungimas į vieną, kad paprasta, aišku ir efektyvu. Tai yra, kad krizių ir ekstremalių situacijų valdymas būtų integralus. Antras principas iš tikrųjų reiškia, kad kuriant šitą centrą mes maksimaliai stengiamės išnaudoti horizontalų tarp institucinį valdų bendradarbiavimą. Tai yra tiek tinklų sukūrimas tarp konkrečių institucijų, pareigūnų, asmenų, įvairių darbo grupių, tiek kompetencijų identifikavimas, tiek jau esamų kitų situacijų centrų apjungimas, nekuriant visų maksimaliai pajėgumų šitame naujame krizių valdymo centre, bet daugiau orientuojantis į taip vadinamą inhale, exhale principą, kad kilus konkrečiai krizė ir ekstremaliai situacijai, kuomet reikalingas centrinis koordinavimas ir valdymas, bus pritraukiami tam tikrų sričių ir kompetencijų specialistai į centrą, tai yra jie deleguojami tam tikram laikui. Vietoj to, kad juos išlaikyti ir visą laiką turėti pačiame centre. Ne, bus bendraujama ir glaudžiai dirbama su atsakingų institucijų nustatytais asmenimis. Rengiantis galimom krizėm, situacijų, panašiai. Tai, taip tariant, koordinavimas, bendradarbiavimas esminiai žodžiai šitame modelio formavime. Vėlgi, trečias principas tai reiškia, kad mes orientuojamės į modelį, kuris dengs visus procesus nuo pradžios iki galo. Tai yra apims tiek pasirengimą galimoms krizėms, ekstremalioms situacijoms, tiek jų valdymą, tiek padarinių likvidavimą po to. Taip, nuo pradžios iki pabaigos, neperduoti tos estafetės kažkam kitam. Tęstinumas ir atsakomybė vienose rankose. Vėlgi, mes ne tik tai identifikuosime, prognozuosime ar rengsimės potencialiom krizėm ir ekstremaliom situacijom, mes taipogi rengsime ir
iš tikrųjų jau dabar rengiame ir vykdome tam tikras priemonės nustatytom grėsmėm pažeidžiamumam, eliminuoti, mažinti ir koordinuosim jų įgyvendinimą, vykdysim įgyvendinimo stebėseną. Na ir be abejo, mokymai švietimas yra labai svarbus tiek institucijų lygmeny, tiek piliečių švietime, kad visi suvoktų savo pridėtinę vertę, savo įsitraukimo svarbą ir tam galimus būdus. Tai vėlgi čia kalbam netgi ne tik apie nacionalinius mechanizmus, bet ir apie tarptautinius. Kaip geras pavyzdys, prieš porą savaičių mes koordinavome NATO trumpo perspėjimo vėlgi strateginės tokias stalo pratybas, kur irgi buvo sprendžiamos tam tikros NATO ribose kilusios krizės ir kaip būtų reaguojama, kaip būtų bendradarbiavimo, kaip tie sprendimai būtų priimami. Taipogi jau kurį laiką koordinuojame strateginio lygmens nacionalinio NATO krizių valdymo pratybas, taip vadinamas Crisis Management Exercise CMX, kur irgi yra ganėtinai didelis daugiausia susitraukimas ir mūsų dalyvavimas. O toliau aš pateiksiu šiek tiek daugiau informacijos apie patį centrą. Tai iš esmės tiek struktūriškai, tiek funkciškai centrą sudarys 3 esminės dalys. Tai pirmoji tas minėtas situacijų centras, kurio esminė paskirtis bus žinoti, kas vyksta, tai yra horizontalus skenavimas. Ir inicijavimas reikiamų papildomų veiksmų, jeigu tinkamos kažkokios tai kintančios saugumo situacijos. Grėsmių vertinimas, prognozavimas, potencialių scenarijų dėliojimas, tai čia yra antroji sudedamoji dalis, kur bus vėlgi nustatomi pažeidžiamumai, galimos to implikacijos reikalingos priemonės. Na ir trečioji dalis, tai būtent tokių priemonių įgyvendinimo koordinavimas, pačių procedūrų, algoritmų kūrimas, kaip mes veiktume konkrečiose ekstremaliose situacijose, krizėse ir kokie būtų įsitraukimo būdai, pajėgos ir visą kitą. Taip tariant, šie 3 esminiai komponentai padengs visas reikiamas sritis nuo krizių pasirengimo iki pasekmių šalinimo. Čia yra realūs pavyzdžiai iš jau esamų darbų, kaip mes veikiame. Tai čia iš tikrųjų atspindėtų to kuriamo situacijų centro iš tikrųjų funkciją žinoti ir suprasti. Čia yra realūs pavyzdžiai iš neteisėtos migracijos informacijos sisteminimo ir vertinimo. Tai šitą mes darome reguliariai ir tokį produktą leidžiame kiekvieną penktadienį. Su juo supažindiname tiek aukščiausią vadovybę, tiek neteisėtos migracijos valdyme dalyvaujančias institucijas. Vertiname esamą situaciją tiek regione, tiek Lietuvoje, pažeidžiamumus, incidentus, to implikacijas. Institucijos glaudžiai bendradarbiaudamos teikia visą informaciją, kurią mes galime pristatyti. Čia yra pavyzdys, kaip yra vertinami pažeidžiamumai ir identifikuojamos tam tikros silpnybės ir reikiami priemonių paketai tiems pažeidžiamumams šalinti ar sustiprinti atsparumą. Tam yra naudojami potencialūs grėsmių vystymosi scenarijai. Čia yra pavyzdys būtent scenarijaus, kuomet yra paveikiama energetika. Ir tokiu būdu per potencialius scenarijus yra identifikuojami konkretūs kritiniai sektoriai, kurie būtų paveikiami, vertinama, kaip būtų paveikiamas teikiamų paslaugų ir jų apimčių spektras. Ir pagal tai yra nustatomos reikalingos priemonės tiems potencialiems pažeidimams šalinti, mūsų atsparumui didinti. Čia vėlgi reiktų vertinti kaip iliustratyvų pavyzdį, nes čia situacija jau pasikeitus, tarkim, tie paslaugų teikimo atsparumo vertinimai ir pažeidžiamumai jau iš tikrųjų yra pakitę ir gerokai patobulinti tam tikrose srityse. Na ir be abejo, ką aš minėjau apie tuos algoritmus, ką gerbiama ministrė minėjo, kad labai svarbu nusistatyti veiklos būdus, įsitraukimo apimtis ir mechanizmus, kad mes būtume pasirengę ir žinotume, ką daryti, kad kils konkreti situacija. Čia irgi yra konkretus pavyzdys algoritmo sudėliojimo,
su laiko ašyje ir institucijų apimtyje. Realiai tai yra pavyzdys pagal scenarijų, kuomet kiltų gretimoje šalyje didelio masto cheminis incidentas, kiltų židinys, kuris plistų į Lietuvos teritoriją, kaip jisai būtų sprendžiamas, kaip institucijos reaguotų, kokiam apimtim ir kokiais būdais. Tai tas modelio sukūrimas ar algoritmų nusistatymas savaime nėra kaip ir užtikrinantis sėkmę receptas. Tokius algoritmus būtina protestuoti bent jau pratybose, siekiant maksimaliai pasitikrinti, ar viską apgalvojame, tos kompetencijos pakankamai tikslinis ir gebėtume tam veikti. Tai būtų tas minimas popierinis planas, kuris tik stalčiai gulėjo. Tai kaip pavyzdys, šitas būtent algoritmas bus testuojamas artimiausiu per pratybas. Na ir čia taip vadinamas mūsų naudojamas operacinis dizainas, kuriam iš tikrųjų, kurio pridėtinė nauda yra sudėliojant visus identifikuotus pažeidžiamumus pagal svarbiausius sektorius į vieną vietą. Tai iš tikrųjų yra tam tikras pažeidžiamumo operacinis paveikslas, kuris leidžia matyti esamą šalies situaciją pažeidžiamumo aspektų. Ir čia yra sudėlioti svarbiausi veiksmai ir sprendimai pagal laiko ašį, kurie reikalingi sprendžiant šios pažeidžiamumus mažinant pasekmes mums. Tai vėlgi tokio įrankio naudojimas mums leidžia geriau įsivertinti artimiausius prioritetus ir tikslingiau nukreipti mūsų resursus, duoti geresnį idėją, kur ir kaip mums reikėtų. Tai turbūt tai buvo čia paskutinė skaidrė, iš tikrųjų aš ką norėčiau akcentuoti, ką gerbiamas minėjo, kad iš tikrųjų tas krizių valdymas yra daugiau menas, nei kad mokslas. Ir teigiamas efektas pasiekiamas turbūt per patį. Kuo daugiau patirties turime, kuo daugiau įsigrūdame, kuo daugiau turėjome situacijų, tuo lengviau sprendžiame naujas. Nes mes turime jau tam tikrus pasirinktus veikimo būdus, tam tikrus elementus, kuriuos galim pritaikyti. Ir čia aš norėčiau panaudoti iš karinės srities tokią frazę, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodytų gal ir banali, bet reikėtų ją pasigilinti. Ir, kad yra posakis, kad planas tai yra niekas, planavimas yra viskas. Atrodytų truputėlį absurdiškai, bet iš tikrųjų tai reiškia, kad bent jau karinėje srityje, kada yra kuriamas planas, yra įvertinama daugybė scenarijų. Nors tai yra orientuojamas į 3 planus. Labiausiai tikėtina, labiausiai pavojinga ir 3, kuris būtų, tarkim, kažkas tarpinio. Iš tikrųjų, tų planų kūrimo 20, 50, 100. Kitaip tariant, paanalizuojamos visos įmanomos situacijos, pradiskutuojama galimi efektai, galimos pasekmės ir galimi sprendimo būdai, tik jie nėra įforminti. Tai kitaip tariant, tas planas, nors jis sako, kad planas subyra po pirmos kulkos iššovimo, realiai planuotojų galvose yra 100. Ir vos tik pakitus situacijai, jie jau žino, kaip jie adaptuoti, nes ta situacija jau buvo galvota, kaip elgtis vienokiu ar kitokiu atveju. Ir tas planavimo procesas iš tikrųjų yra receptas, kuris leidžia greitai ir efektyviai adaptuoti savo sprendimus. Taip. Tuo ir užbaigsiu. Palinkėsiu. Man Kęstučio beklausant, tai aš kokius 15 klausimų galvojau turėjau, bet jų visų, kas Kęstutis nepabėgs, galėsiu per kavos pertraukėlę užduoti. Bet jeigu kažkas dabar iš auditorijos norėtumėt kokį vieną tų klausimus pasakyti, dabar yra tas tinkamas laikas tai padaryti. Prašau, Edita. Tie pristatymai iš tikrųjų taip gražu turbūt žiūrėti, kaip judam tinkama kryptim. Jūs minėjot, kad vienas iš pirmų nebekeičiausių testuojamų tai bus cheminis tirštumas. Mano klausimas atsiliūdėti tai, kad padaryti Ukrainą, žinau, kad ten 4-5 pasaulinės, kodėl ne lietuviškai. Ar jau čia tada, kaip Geras klausimas. Iš tikrųjų, kalbant apie atominius objektus Ukrainoje, šitie klausimai jau buvo spręsti ne kartą. Buvo atliktas tiek Radiacinės saugos centro su VTSI kompetencijomis modeliavimas, vertinant šitų objektų galimas pasekmes Lietuvai. Ir galiu ganėtinai atsakingai pasakyti, kad mums tiesioginių pasekmių net sunkiausios avarijos atveju dėja nebūtų. Artimiausioms... Kaip sakant, tai gerai.
Taip, tai aš tą noriu pasakyti, kad ta prasme į tai buvo kreipiamas dėmesys, vertinta, analizuota ir atlikti konkretus modeliavimai. Tam pasitelkiant programinę įrangą, kurią turi atsakingos institucijos ir realiai atstumas yra per didelis, kad mus pasiektų šitą neigiamą efektą. Bet vat jūs mums pasakėte, aš manau, kad čia labai yra svarbi informacija, ką aš neįpėtinga manyti, kad komunikacija, tu tarpu viešoji kalbai, sprogstau taiko labai eskaluojama. Na, matot, radiacinės saugos centras iš tikrųjų labai laiku ir ganėtinai gerom apimtim publikuoja informaciją, tiesiog reikėtų sekti Facebooką, jų pačių tinklapį, kur iš tikrųjų šitos grėsmės yra apžvelgtos, kad prasme realiai nėra arba nekiltų Lietuvai tokių grėsmių šituose objektose nuo Černobylio iki Zaporižės ir kitų atominės elektrinės kylančių avarijų atvejais. Taip tariant, be abejo, mes susidurtume turbūt su antriniais, tretiniais efektais, tai yra vėlgi su tais pačiais žmonių srautais ir nebūtinai bėgančiais tiesiogiai nuo grėsmės, bet su medicininės pagalbos poreikiu, kuriem reikalingas būtų gydymas, kuriem reikalinga būtų pagalba iš pasiekmių šalinimo vietoje, ta prasme, pajėgumų, kad tuos žmonės iš ten išgabenti, pašalinti kažkokius tai uždavinėjimus, nuodėmes ir panašiai. Bet vėlgi, čia turbūt ne mes vieni tiesiogiai veiktume, tam yra ES pagalbos teikimo mechanizmai, kur iš tikrųjų centralizuotai tokie veiksmai koordinuojami ir šalys ten deleguoja tam tikrus pajėgumus ar galimybės prisidėti. Tai laikas dar vienam trumpam klausimui ir trumpam atsakymui. Prašau, prisistatykit, prašau, ir tada klausimas. Ačiū už pristatymą, labai pradžiai, kaip suprantu, daug dėmesio, aišku, skiriama prevencijai ir taip labai planuojama, taip labai tas krizių valdymo centras įsitrauktų į pačias gyvenimą. Ačiū už klausimą, tikrai svarbus aspektas. Iš tikrųjų, čia vėlgi būtų nuo krizės pobūdžio ir politinės valios tobulėjimo. Kitaip tariant, krizių valdymo centras galėtų būti tiesiogiai atsakingas už operacijos vykdymą, tai yra krizių valdymo centro vadovas galėtų būti operacijos vadovas. Tačiau jisai būtų pasirinkamas tuo būdu, kada iš tikrųjų būtų veikiamas tarpsektorinis kažkoks tikrai tam būtų paveikiamas tarpsektorinis aspektas, kada nebūtų labai aiški institucijos vienos kompetencija kaip vedančiosios. Ir iš tikrųjų, turbūt ta energetinė krizė galbūt būtų tas momentas, kur iš tikrųjų, jeigu mes nekalbame apie elektros kainas, bet iš tikrųjų, jeigu apie elektros tiekimo sutrikimus, kur iš tikrųjų būtų paveikiama turbūt viskas, nuo IT sektoriaus iki vandens apsirūpinimo, iki kuro, iki bet ko. Tai va ten turbūt tokios krizės būtų logiška, kad būtų valdomos iš šito krizių valdymo centro, nes reikėtų spręsti labai plačiai įvairius klausimus ir vienos institucijos kompetencijų niekada nepakaktų, jeigu būtų sunku pačiai koordinuoti kitų institucijų arba tiesiog neefektyvų darbą. Bet taipogi galėtų būti paskiriama kaip ir dabar operacijos vadovo iš tos pačios institucijos ar jos pasirinktas vadovas. Tai prasme, lankstumas. Dėkui, Kęstuti, neabejoju, kad visi turės daug klausimų, labai tikiuosi, kad tikrai nepabėgsit prie tų kasdienių darbų. Ačiū Jums. Žiūriu į tuos dvejus surašytus mano prezentaciją ir galvoju, mano pranešimui liko lygiai 2 minutės. Labai simboliška. Tai atleiskit, kad mes šiek tiek vėluojam su darbotvarke, bet aš tikiuosi, kad jūs ne prieš, kad truputį sutrumpinsim kavos pertraukėlę, čia turim rezervų, nes dar kavos pertraukėlė bus ne viena, progų pabendrauti bus, tam, kad galėtume išgirsti ir paskui visą tai aptarti. Ai, tai reikia pagalbos. Šiaip nepasakys. Testuoja. Atsparumą testuoja. Ir dar turiu tokį prašymą, kai kalba pranešėjas, aš labai prašyčiau tarpusavį nesikalbėti, nes yra labai didžiulis aidas šitoj auditorijai. Ir dėl to labai žinau, kad išblaštų tas tam tikras triukšmas, tai visus klausimus, komentarus pasilikim, tada prašau vėlesniam šiek tiek laikui.
Tai trumpas prisistatymas, kodėl aš kalbu apie krizių temą, nes dirbau viešajam sektoriui, valstybės kontrolėje, ekonomikos ministerijoje, savo karjerą pradėjau vyriausybės kanceliarijoje, tai mačiau pakankamai skirtingas organizacijas. Versle teko dirbti tokiose korporacijose kaip Chevron, tikrai valstybės tarnautojai žino, piketus ir vyriausybės prisimena, neabejoju, Skandinavijos kapitalas, biškiau vystau savo verslus. Ir valstybė man vis tiek būti, nieko aš noriu į politiką, valstybės tarnybą juk nesinori, bet kažką gero daryti valstybei norisi. Aš esu suradusi tokį būdą, kaip dirbti nepriklausomą valdybų nare, kur galiu suderinti tiek darbo valstybei, stiprinant valstybės įmonės, valdybų įmonės, tiek atnešant tas žinias, kurias gauna versle. Dėl to mano pranešimas bus labai praktiškas, labai ant žemės ir nebus čia daug ypatingų teorijų. Nors vieną teorijos dalį nesuvokiu, kalbėjom, visgi reikės padaryti, tam, kad visi suprastume, apie kokius dalykus mes čia kalbame. Ir pagrindinės mano veiklos šiuo metu yra, aš dirbu aviacijoje, vadovauju valstybės įmonėje Elektra, lygiai taip pat vystau dirbtinio intelekto startuolį ir būtent kalbu su labai skirtingom auditorijom apie lyderystę, ypač lyderystę krizių metu, ir visi tie pavyzdžiai iš čia ir ateis. Tai pirmas klausimas, mes jau čia pašnekėjome valandą laiko, kas jums yra ta krizė? Galite jūs nors pasakyti keletą požymių, kurie rodo, kad mes esame kriziniai? Prašau, kad čia sakėte, realybė prasilenkia su lūkesčiais. Gerai, kas dar tokias mintis, kas yra krizė? Nuokrypis nuo rutinos, ženklus nuokrypis nuo rutinos, kas dar? Kraujas spaudimas pakyla, aš manau, man jau šį pakilo pakankamai dėl visokių kompiuterinių dalykų, bet dar tik krizė turbūt. Jeigu pažiūrėjom į teoriją, tai teorija sako, kad krizė tai yra pirmiausia kažkas nepaprastai. Tas nuokrypis, pakankamai ženklus nuokrypis, jisai daro didžiulę įtaką organizacijos stabilumui, tradiciniai veiklai. Krizė susijusi su tuo, kad tai visada eina netikėtai. Bet kaip Kęstutis sakė, planas, ir kaip ministrė kalbėjo, mus gali vesti lauk, nes viskas vyksta visiškai kitaip negu net planavai. Ir kas yra blogiausia, tu nežinai, kas bus toliau. Žinai vieną, toliau bus tik blogiau. Čia yra tokia krizės visiška aksioma, jau kai tu manai, kad praėjai, tikrai nepraėjai. Ir jeigu mes žiūrim į komunikacijos aspektą, tai visada yra neigiama reputacija, viskas susijęs su krize, ir krizės metu išnaudoja visus savo gerus reputacinius taškus, ir visą tai vyksta kokia produkta patalpė. Ir visi net politikai su gerais reitingais krizių metu pradeda leisti žemyn, išskyrus ratus atvejus, apie ką šiek tiek kalbėsiu. Tai yra tokios keturios sąvokas, kurias aš naudoju, tai yra krizė, situacijai, kuriuose mes tikrai šiandieną daug kalbėsim, incidentai, tokie kažkokie nedideli nesklandumai, ar ne yra problemos ir yra toks terminas business as usual. Nieko čia įprasta. Tai truputį pavyzdžių, kas tai atrodo. Jeigu mes kalbam apie krizę, tai suvokim, kad tai yra tokio masto krizės, kaip COVID-19, įgriuvęs Maksimo stogas, didžiulė tragedija prieš keletą metų Rygoje, Grigeo taršos krizė, vadovų antrankiais išvedami, pamenam, buvo daug tokių istorijų, ar ne, hakerių išpuoliai, neveikiančios visos sistemos, kuriuose IT pagrįsta organizacija, o čia yra krizė. Visa kita tikrai dar ne krizė. Ir kai sakau, tas visa kita, tai netgi tokie baisūs dalykai, kaip darbo vietoje žuvęs darbuotojas, nebūtinai yra krizė. Yra tiesiog incidentas, baisi nelaimė, bet jisai gali netapti krize, jeigu yra tinkamai suvaldomas. Tai kurios laikinai neveikiančios sistemos. Kažkaip tokie nesklandumai, taip jie yra nemalonūs incidentai, bet čia dar ne ta vieta, kur reikia galvoti, kur mūsų ištiko krizė. Kai ką, atrodo, kad jeigu Facebook'e kažkas apie tave blogai parašė, tai čia krizė, pradeda lakstyti kaip tuštas pagalvos. Vadovai, dieną čia apie mus kalba. Vienas ar kitas influenceris visi mus užtagino ir čia visiausia krizė. Čia tiesiog yra problema, su kuria tu turi tvarkytis. O jeigu ateina nauji Seimo nariai, tai visi valstybės institucijų vadovai žino, business as usual, vėl kadencija pasibaigia, vėl mokysis iš naujo dalykų, nes ne visi dėja yra dokumentuoti, kad dirbtų parlamente, iš tikrųjų pajuokavus. Iš darbo išeinantys žmonės, kažkokie gamybiniai bruožai, kalbam apie verslą. Tai yra tiesiog mūsų darbo dalis, mūsų tokia kasdienybė. Čia, kai aš sakau žodį krizę, tai aš daugiausiai pirmosius pavyzdžius galvoje ir incidentus
Nes iš incidentų yra didelė tikimybė, kad virs krizė. Jeigu tu tinkamai nesuvaldai incidento, čia yra didelė tikimybė krizė. Bet, ką sakė pirmieji pranešėjai, galim mokytis kiek norim, bet tokioje situacijoje, kurioje esame šiandien, niekas nesame. Absoliučiai, gyvenam unikaliais laikais ir galėtume tuo pasidžiaugti, kad gyvenam tokiais unikaliais laikais. Nes turim gausybę faktorių, kurių niekada nesam patyrę ir dėl to mums tvarkyti su viskuo tuo yra tikrai nelengva. Ir čia mes ateinam į du tokius labai svarbius dalykus, kurie reikalingi krizai. Vienas yra vadovavimas, ką Kęstutis sakė, mes turim struktūras, visus aiškius procesus, o koks yra antras dalykas? Lyderystė. Apie ką kalbėjo ministrė, ne? Kartais reikia ir šitų dalykų. Ir vadovavimas atrodo valstybės tarnyboje viskas aišku. Pareiginės, aprašymai, įstatymai, viskas važiuoja, išskyrus vieną dalyką. O tai jeigu padarai daugiau negu priklauso, kuo tau tai baigsis? Ir aš manau, pasižiūrėjus šiuos pastaruosius 3 metus, tai vienas iš mūsų galim prisiminti atvejį, kur žmonės, kurie dalyvavo krizių valdyme, šiandien yra tokiose situacijose, kur ne vienas iš mūsų niekada gyvenime nenorėtų būti. Bet lyderystė yra, kai darai daugiau negu priklauso. Ir čia yra didžiulė dilema valstybės tarnautojam, kaip tarp to išbalansuoti. Ir čia yra tas iššūkis, kurį visi iš jūsų neša. Ir kai visuomenė žiūri į valstybės tarnybą ir politikus, ko jie tikisi? Jie tikisi, kad tu ir vadovausi, ir dar lyderių būsi. Visuomenė tikisi abiejų. Ir krizė yra susijus būtent su valdymu, tai yra vadovavimas plus lyderystė ir komunikacija, apie ką šiandieną ir yra tas mūsų visas pokalbio šis. Bet neretai, kas nutinka, kad žiniasklaidoje sakoma prasta vyriausybės komunikacija, prasta ministro komunikacija, nors neretai už to stovi prasti sprendimai. Ir dėl to yra kritika, bet viskas yra suvedama į komunikaciją. Arba, kaip ministrė atvirai pasakė, kartais vadovas neskiria pakankamai laiko dėmesio komunikacijai ir tada tikrai mes jau turim tam tikrus komunikacinius incidentus ir komunikacinės krizes. Tai vadovam tenka žongliruoti šitais keliais kamuoliukais tam, kad ta krizė būtų tinkamai suvaldyta. Ir krizės ypatumas yra tas, kad čia viskas darosi visiškai kitaip. Čia reikia labai stiprių šaltų nervų, čia reikia greitai priimti sprendimus, negalima per daug ilgai kalbėti, tampi kaip vadovas tam tikras diktatorius, vienus daug pasišnekėjom darom, važiuojam toliau, čia ne vieta visom diskusijom. Ir krizėse tu labai aiškiai pamatai, kaip tave vertina kiti. Labai aiškiai atsisijoja, kas yra tavo draugai, kas yra nedraugai. Aš galiu prisipažinti, kai dirbau prie COVID-19 krizės, žinau, kad turėjau tokį juodąją knygutę, kur susirašiau žmonės, su kuriais aš gyvenime nenorėsiu turėti reikalų. Nuoširdžiai pasakysiu, aš turiu žmonės, su kuriais aš niekada nedirbsiu. Viskas. Mačiau, kaip jie elgėsi tokioje situacijoje, kokios jų vertybės ir uždarom temą. Tai vat nepamirškim, kad jeigu šiandien mums atrodo, kad mūsų kolegos, draugai, bičiuliai yra labai faini, tai vat įmeskim kokią sudėtingą situaciją ir pamatysim, kas jie iš tikrųjų yra. Ir čia yra toks tai krizės labai sunkus išbandymas asmeniškai. Kai tu manai, kad tie, kuriais tu gali pasitikėti, realiai yra tie, kuriais tu jokių būdų nepasitikėk, nes kasdienybėje tu to nepamatai. Ir pagal visą teoriją yra du tokie požiūriai į krizų valdybą. Tai yra būtent čia listas, tos visos procedūros, procesai, modeliai ir yra kultūra. Kad organizacija turi tokią kultūrą, kur žmonės gali jaustis, elgtis drąsiai, valdydami įvairias sudėtingas situacijas. Tai kaip atrodo, kas yra svarbiau? Turėti procesus, procedūras ir kultūrą. Ir jūs visi neteiksus. Nes reikia turėti abu. Ir tai, ką kalbėjo Kęstutis, valstybėje yra privalu turėti, kiekviena organizacija yra privalu turėti. Bet tai, ką kalbėjo ministrė apie žmonės, kuriais tu gali remtis, apie tuos įkvėpimą, tuos žmonės, kuriais tu eini kartu, bet vienas be kito neveiks gerai. Tai šiandien valstybės tarnyboje ką mes turime? Kultūrą turim? Čeklistas turim? Ar dar turim ką nuveikti, kad visada būtų daugiau? Tai šitų reikia. Man atrodo, kad daug dalykų reikia, mes turim, bet kartais apie juos pamirštam papasakoti.
aš beklausydama, kad tu čia galvoju, tai būtų dar gerai, kad dar didesnį auditoriją girdėtų, kad verslas girdėtų, kad vyriausybės organizacijos, ir kad mes visi būtume atsparesni kaip visuomenė visiems šitiem dalykam. Yra labai daug įvairių tyrimų, vertinimų, kas yra svarbiausia krizėse, bet mano galva, aš paėmiau tokį labiausiai apibendrinantį Harvard Business Review, yra toksai žinomiausias verslo žurnalas, apklausė 21 000 aukščiausio lygio vadovų visame pasaulyje ir padarė tam tikras išvadas, ko reikia krizių metu, ko iš lyderių tikimasi krizių metu, ir iš esmės yra viso labo keturi dalykai. Tai yra labai aiškus darbo prioritetai, žinom, kas priima sprendimą, nebaudžiam už klaidas ir kaip valstybės tarnautojai, ir turim remiamės savo vadovybinę kryptį. Atrodytų, jeigu mes būtume versle, viskas dar lengva, bet valstybėje aš neveltui reikėjau šitą iliustraciją visų teisės aktų reglamentavimo procesų procedūrų, kur jūs privalote visą tai pažiūrėti. Bet nepaisant to, yra toksai lūkestis, ko žmonės tikisi iš jų. Žmonės tai yra tiek jūsų darbuotojai, tiek plačioji visuomenė, kurią jūs vadovaujate. Antras labai svarbus dalykas yra prisitaikymas, bet ne tas blogąja prasme, kai lietuvių kalboje yra, bet tas gerąja prasme, kai tu esi lankstus. Ir čia mes kalbam apie tai, kad geri vadovai pripažįsta, kad jie ne viską žino, bet jie ne viską supranta ir apie tai pasako, aš nesuprantu šitos temos, kur aš turiu gauti pagalbos, kas man paaiškins. Čia yra informacijos slėpimas iš skirtingų dalykų, tiesioginis ryšys, kurie valdo krizę, galų gale tie žmonės, kurie padeda tau kalbėti kitiem apie tos krizės valdymą. Na, negali viena ministrė kalbėti apie migrantų krizę, nes jinai dar turi pasirūpinti kanalizaciją, kaip šiandien girdėjom, tai būtų įgūdų. Tai, kad viskai kas kalbėtų šitoje. Ir krizėse, kas yra vienas neįtikėtinas dalykas, kartais reikia nieko nedaryti. Kas skamba absoliučiai fenomenaliai, bet tuoj duosiu tokią iliustraciją. Kai prasidėjo Ukrainoje karas, viena mano bičiulė labai jautriai visą tai sureagavusi, sako, žinai, va čia aš turiu draugų Ukrainoje, sėdi jie ten vidury Ukrainos, ruošiasi karui, sako, aš tam draugui rašau per chatą, kaip aš čia tau galiu padėti, tas draugas sako, tu man gali padaryti vieną vienintelį dalyką, mums reikia neperšokti liemenį. Daugiau nieko. Mes einam ginti savo šalį, reikia mums tik liemenį. Ta mano pažįstama suorganizavo draugų kompaniją, jie susimetė pinigus, nupirko 5 neperšonamas liemenes, išsiųsti į Ukrainą. Vienas dalykas, apie ką jie nepagalvojo. Koks? Nu jie, žinok, dėja čelas į karo viduryje šalį nevažiuoja. Ir tų liemenių nieks tau nenugabens. Ir čia yra iliustracija, kai kartais žmonės puola veikti, nepagalvodami, kas bus toliau. Ir vadovų uždavinys yra galvoti, kas bus toliau. Ar mes tikrai perkam liemenes ir ką mes su jom darom toliau. Ir dėl to tas kartais nieko nedarimas nereiškia, kad jūs kaip vadovai elgiatės prastai. Tai reiškia, kad jūs elgiatės išmintingai ir šachmatuose žinot, kaip visas judės toliau. Kas svarbu yra valdant krizę, tai yra patikimas įgyvendinimas. Imu ir darau. Tai yra laikausi prioritetų, žinau tuos, ką mes matuojam, kas rodo, kad mums krizę sekasi gerai valdyti ir kas yra labai svarbu, mes patys kaip lyderės išliekame stiprus. Čia iliustracija yra iš 2010 metų didžiulio incidento. British Petroleum, viena didžiausia energetikos bendrovė pasaulyje, patyrė milžinišką avariją prie Meksikos įlankoje. Ten žuvo berods 11 žmonių, žala gamtai buvo priskaičiuota apie $60 milijardų. 60 milijardų palyginkime. Žodžiu, milžiniška katastrofa, kurią vadovas buvo pakviestas valdyti iš atostogų. Jis tuo metu atostogavo. Nes krizės nepamirškim, visada ateina, kai mažiausia to tikiesi. Ir jisai, kai jo paklausė, kaip jūs jaučiatės, žmogus pavargęs atsakė, žinot, aš noriu susigrąžinti atgal savo gyvenimą. Tai šitą frazę, turint galvoje 11 žuvusių žmonių, gausybę sužeistų žmonių, milžinišką žalą gamtai. Tapo tokia krestomatinė visose krizių mokymuose, vedant prie ko? Prie to, kaip turi būti asmeniškai stiprus ar stipri valdant tokią sudėtingą situaciją. Dar apie tai turbūt šiek tiek vėliau. Na ir galų gale komanda, žmonių įkvėpimas, kokybiška komunikacija, gebėjimas nuprašyti pagalbos, tai yra neišvengiama krizių metu. Čia matom šitus pyragėlius.
jie pyragėliai yra realūs, išvalgyti iš jų. Ir pyragėliai yra istorija, kuri truputį parodo, kas yra krizė ir kaip su jom dirbti. Dabar padarysiu garsų pasižinimą viešajam sektoriui, bet iki COVID krizės mano požiūris į Lietuvos kariuomenę buvo toks skeptiškas šiek tiek, nes tu žinau, kaip yra svarbu komunikacija, jos galia kokia yra svarbi ir kaip yra tasai kūriamas rūkas, ką mes su Kęstučiu taip pat ir Smoltovo turėjom. Ir kai pradėjau dirbti prie COVID krizės, man teko garbė dirbti su mūsų kariuomenės žmonėmis. Ir mano nuomonė, Šolo apie Lietuvos kariuomenę yra absoliuti pagarba ir žemai nebiu galvo žmonės, kurie dirbo su kuriais man teko dirbti. Ir mūsų štabas pagrindinis buvo Sveikatos apsaugos ministerija, šiandieną mes turėsime buvusį ministrą Aurelijų Verygą diskusijoje. Ir tame štabe, būtent kariniais principais yra suformuotas štabas, su žemėlapiais, su visais kitais dalykais, tame štabe dirbo keli karininkai. Ir ta nuolat įdėjo juokas kartus nuo karto periodiškai. Valdom krizę, bet vis nuaidi juokas kaip visą ministeriją. Nes karininkai žino, kad sudėtingiausiuose momentuose tau reikia, jie sako tokį terminą, išsiventiliuoti. Ir juokas, humoras, pagalvojimas apie kitą tą padeda padaryti. O pyragėlių istorija yra tokia. Sveikatos apsaugos ministerijos specialistės, nežinau kokią ten progą, sugalvojo tiesiog atnešti žmonėm, kurie dirbo štabe pyragėlį, pavaišinti, toks truputį užsibūstyti, tą galvoti apie komandą, su kuria dirbi. Ir vienas iš tų karininkų įsidėjo pyragėlių fotografiją į Facebooką, kad va, ačiū kolega, mūsų koks surprizas malonu. Aš, aišku, tuo metu pamačiau ir aišku parašiau, sakykit vyrai. Mes 14 valandą su kolega ateiname į ministeriją, tikiuosi pyragėlių bus. 14 valandą ministerijos laiptais 3 aukšte karininkai stovi. Jau linksma, jau bus reikalų. Be žodžių, nusivedame ten prie vieno seifo, atidarom, parodom pyragėlius ir sako. Labai gražiai iliustracija, kaip per krizes reikia pagalvoti apie kitą, kaip reikia leisti tau atpalaiduoti dėl to, kad tu atlaikytum tą krizę. Nes krizė yra beprotiškai sunkus fizinis, psichologinis, emocinis išbandymas. Ir komanda, komunikacija ir aš yra 3 esminiai dalykai valdant bet kurią krizę, bet kurioje situacijoje. Žinote, per seniausia šita skaitlė, šitas paveikslėlis mums atrodo kaip humoras, nes svarbiausia turėti bateriją, Wi-Fi internetą, o ten ar pavalgę būstum, ar savirealizuoti, tai buvo labai linksma. Šiandieniniai situacijai, kaip jau būtų liūdna, bet žmonėms labiausiai rūpi fiziniai poreikiai. Fizinis saugumas, kai mes kalbam apie karą, fizinis saugumas, kai mes kalbam apie COVID. Ir dėl to mūsų komandos reaguoja visiškai kitaip į tuos dalykus, su kuriais mes tvarkomės ir susiduriam. Ir šitoje fotografijoje yra mano tėtis, lėktuvo kapitonas, kuris jo lėktuvas yra degęs, jo lėktuvas yra lietęs medžių viršūnės, dieve, ko tik nebuvo. Ir aš kai tėčio klausiu, kaip tu išlaikai šitose krizėse, kaip tu atlaikai? Tai jis labai ramiai sako, tai aš ne vienas tą krizę sprendžiu. Taigi aš turiu komandą, aš turiu antrąją pilotą, aš turiu stiuardų komandą, net būdavo inžinieriai lėktuvuose, vadovai, nepamirškit, kaip jūs nekėlėt krizės. Auginkite save žmonės, kurie galvoja truputį daugiau, kad jie apie fizinį saugumą, auginkit savyje žmonės, aplink save žmonės, kurie yra stipresni už jus. Nes ir taip jūs veiksit bet kurią iš krizių. Ir komandų sėkmiai pagrindinis dalykas yra pasitikėjimas. Kai ateina krizė, mes tik su plaukais nepasitikime. Vaikit čia tuos biurokratinius žodžius yra nelaikas galvoti, kam kieno tam pečiui priklauso būti. Susirinkit geriausius savo žmonės ir leiskit tiem žmonėm veikti. Ir jeigu kažkas įsižeis, kad krizės metu negalėjo sėdėti už stalo ir tiesiog sėdi galvą, tokio žmogus nereikia pasitikti man. Nes krizės parodo su tuo, ką esi ir kam tu dirbi ir dėl ko tu dirbi. Čia yra iliustracija iš COVID valdymo, o būtent šita fotografija yra iš štabo Sveikatos apsaugos ministerijoje, kur mes darbavomės. Ir mes su kolega iš verslo pakviesti prisidėti prie tos krizės valdymo.
Sugalvojom, kadangi Lietuvai tikrai gerai sekėsi valdyti pirmąjį tą krizės bangą, tai yra 20 metų pavasaris, mes su kolegomis sugalvojom, kad reikia papasakoti visam pasauliui, kaip gerai Lietuva varo. Aš kaip šiandien prisimenu, einam pas vyriausybės kanclerį, kad tokie žmonės iš verslo kanclerį daro tarptautinį renginį, nes žiūri gerai Lietuva varo. Žinot, kancleris, tuo metu ponas Banšaitis, žmogus išmintingas, sako, aha, labai gerai, o kas jį padarys? Tai mes, žmonės iš verslo su laikinais kontraktais darys tarptautinį renginį, tai o ką? Tai padarėme tą renginį, prisijungė 36 šalių atstovai, apie 90 žmonių klausyti Lietuvos patirties valdant krizę, nuotolinis renginys, čia iliustracija iš vyriausybės pokyčių salės. Kelias savaitės po to žmonės rašė, parodykit savo strategiją, kaip jūs darote tuos ar kitus dalykus. Mes kartais įvertinam patys save, lietuviai, ir neįvertinam, kaip mes gerai padarome tuos dalykus. Tai bus žmonių, kurie kels ranką ir darys dalykus, bus žmonių, kurių geriau neleisti daryti dalykus, bet nepamirškit pasididžiuoti savo rezultatus, nepamirškit papasakoti, nepamirškit kalbėti apie pasaulį. Bet prisimenu, kaip ministras sakė, jei sprendimą priimti dėl fizinio barjero padėjo laikios politikai. Tai nepamirškim, kad mes nesam vieni, kurie gyvena vakarą. Ir kai einam apie krizes ir komunikaciją, čia galvokim viso labo apie 3 dalykus. Mes privalom kalbėti, teikti operatyviai teisingą informaciją, ir trečias dalykas, kurį neretai vadovai pamiršta. Kiek mes turime ausų? O burna? Kodėl mes tą burną dažnai naudojame ausis? Nepamirškim girdėti, ką man sako kiti. Mažiau girdėkime apie krizes, daugiau girdėkime, ką patiria kiti žmonės, kurie išmano, ką daro savo srityse. Ir kas kalba krizės metu? Vadovai. Taip, kai kurie vadovai stato į priekį komunikacijos skyrius, komunikacijos žmonės ką daryti, bet galų gale netgi savininkam tenka eiti ir kalbėti krizų metu. Ir bet kuriuo atveju kalbėsi, kaip nekalbėsi, visi skeletai išskirtų lentą. Žinot, tokia anglosaksiška pasakymą, kad viską, ką suslėpiai, tai va viskas per krizę išlys. Tai vadinasi, tu turi būti labai stiprus kaip vadovas, kad reikia kalbėti krizės metu. Ir reikia nepamiršti, kad tik tai pasirūpinęs savimi, tu gali būti stiprus ir būti geras lyderis krizėje. Mano mylimoji aviacijai yra tas labai aiški iliustracija. Kita, kad kai sėsit į lėktuvą, atkreipkite dėmesį žodžius. Ir pirmiausia, kaukę užsidedam savo. Ne vaikui, ne vyresniam žmogui, savo. Dėl tos priežasties, kad jeigu nepasirūpinti savimi, tu negalėsi išsipirkti. Ir tai, krizės parodo, kas mes esame iš tikrųjų. Krizės parodo, kas yra žmonės aplink mus. Ir natūralu, kad per krizės palūžta net patys stipriausi žmonės. Deja, bet taip yra. Ir prie to COVID krizės vienas karininkas, kuris tarnavo Afganistane, Irake, kituose baisiuose taškuose, sako, žinai, aš pirmą kartą supratau, kad yra labai baisu. Nes tai yra tokia situacija, su kuria niekas pasaulyje nesusidūręs ir niekas nežino, ką daryti. Mes labai lengvai pamiršom, kas buvo 20 metų kovo, ar ne? Bet tai buvo tas jausmas, visi mes mirsim. Jisai tvyrojo ore ir visa ta baimė. Ir jeigu netgi labai aukšto lygio kariuomenės žmogus pradeda patirti baimę, tai turbūt yra normalu, kad netgi žmonės kurie daug apmokymų ir realių situacijų praėjo. Aš pažįstu vieną chirurgą, kuris yra visiškai nurautas bičias. Kur nuotykiai, adrenalinės nesąmonės, jis visur yra pirmas. Ten yra tas hormonų kažkoks ten susideda žmonių galvose ir jie ten visur, kur nesąmonė, jie bus. Tai jis yra vienas iš jų. Ir jis, aišku, buvo vienas iš tų, kurie pakėlė ranką ir išvažiavo į Ukrainos karą gelbėti ten sužeistus žmonės. Ir jisai sako, žinai, Ariana, čia buvo pirmas kartas gyvenime, kai aš verkiau ligoninėje. Kai visą tai, ką aš pamačiau, ką daro karas, aš pirmą kartą verkiau ligoninėje. Net tokio lygio žmonės palūžta. Ir man atrodo, vienas geriausių dalykų, kurį mes galime turėti, tai yra kažkokią savo mantrą, kuri mums padeda išgyventi sunkiais laikais. Man padeda 2 dalykai. Pirma mantra yra, vis tiek viskas bus gerai.
Nu, ta prasme, jeigu mirsiu, tai man jau neberūpės, ne kas tam bus. O jeigu baigsis, tai vis tiek bus gerai, vadinasi, nu kažkas vis tiek bus gerai galų gale. Ir jeigu atrodo, kad nėra gerai, tai dar ne pabaiga, vadinasi, nes pabaigoje vis tiek turi būti gerai. Tai man tas labai padeda. O antras dalykas, kuris labai padeda, ar matėte tokį lietuviško pavadinimo filmą Dar po vieną? Tame filme pabaigoje yra fantastiška daina. What a life, what a beautiful, beautiful ride. Ir kai yra sunkus laikai, aš visada galvoju, bet kaip įdomu šitą. Bet koks įdomus gyvenimas. Nu, ne kažkokiu tam, nežinau, televizorių žiūri, ne kažkur su nuobodžiais dalykais dirbi, bet turi unikalią galimybę išgyventi tokius įdomius laikus. Suraskit savo mantras, užsirašykit didžiosiom raidėm galvose, kur tik tai norit, kad praeitumėt per visas tas krizes. Ir nepamirškit, kad pagalbos kreipiasi drąsūs vadovai. Pagalbos kreipiasi drąsūs žmonės. Šitas šūkis yra iš 20 metų Baronos tokios socialinės kampanijos, ir mano galva tai yra gražiausias Lietuvos valstybės psichologinės pagalbos šūkis. Pagalbos kreipiasi drąsūs. Kai jums bus sunku, turėkit pas ką nueiti, pas ką pasikalbėti, pas ką gauti patarimų. Ir pabaigai aš noriu palikti vieną namų darbą jų. Kaip manote, šita fotografija yra reali? Čia yra Egipto piramidė ir žmogus, kuris su sparnais iš jos skrenda. Jau matau, susisiekimo ministerijos kancleris sako, reali. Dar kažkas gali prieštarauti kancleriui, ar yra norinčių tai padaryti? Tai labai gerai, kad nėra norinčių, nes kancleris sako, tiesa, šita fotografija yra reali. Čia yra Cedric Dumont, verslo psichologas, Red Bullio komandos žmogus, tai yra žmogus, kuris taip padaro tokias nesąmonės. Jisai šokinėja su sparnais virš įvairių objektų. Beje, pirmas jo šuolis yra įvykęs Vilniuje. Iš šitą dalyką sugalvojo. Ir būtent Cedric Dumont daro tyrimą, kodėl vieni žmonės stresinėse situacijose yra labai stiprus ir elgiasi labai gerai, kodėl kiti ne. Kaip manot, kokia yra tam tikra savybė žmogaus, kodėl jis elgiasi labai stipriai užtikrintai? Kas jūs reikia? Stresa, kas dar? Atsiruošimas, bičiuliai. Kas vien? Čia bus toks vienas mūsų elementas. Adrenalinas, jo, čia tas chirurgas ar gali būti, pasitikėjimas, koks yra atsakymas daugiau tyrimus. Pozityvumas. Ir kaip būtų įdomu, pozityvumas žmonėse gali būti lavinamas. Tai aš jums duosiu namų darbų dalykus. Kaip pozityvumo ir drąsą. Išmokyti kiekvieną kasdienę situaciją ir duoti ramiai, pozityviai. Užkišo man kažkas automobilį vairuoja. Nieko to. Aš žmogus gal labai skubėjo. O ne tai, kad pusę dieną aš darbę pasakoju, kad žąsinas man užkišo automobilį. Ryte. Pamiršti tokius dalykus. Išmokyti pasakyti yra pozityvių dalykų. O drąsos valstybės tarnautojams reikia daugiau negu verslui, nes ant jūsų pečių yra visa valstybė už nugaros. Ant pečių ir už nugaros, ir priešais visur. Tai aš linkiu, kad to pozityvumo ir drąsos kiekvienas iš jūsų turėtumėt labai daug. Ir kad namų darbus padaryti, paieškokit savyje, kaip jūs juos galite palavinti, kaip galite paskaityti. Tai klausimus ir komentarus aš priimsiu per socialinius tinklus, man gali drąsiai rašyti ar telefonu, kurį čia rasite, ar prie kavos pertraukėlės. Ir dabar pakviesiu judėti prie paskutinio mūsų šios dalies pranešėjo. Tai yra Andrėjus Račkovskis, kuris yra VŠI raidos kryptis vadovas. Ir Andrėjus kalbės apie dar vieną svarbų aspektą krizėse, apie ką aš jau šiek tiek užsiminiau. Kad krizėse tu esi ne vienas, yra valstybės aplink tave, kai mes kalbam apie šalį. Ir būtent tarp kultūrinės komunikacijos svarba bus Andrėjaus pranešimo tema. Kad labiausiai nutrintas yra į 10 minutų, kad visi eina į priekį. Visi eina į priekį. Ir mažai grįžta atgal. Aš manau,
Vyksta gerai. Kodėl du logotipai, nes atstovauju dviem skirtingom įstaigom. Pirmoji, labiau kvadratinis toks logotipas, tai yra įstaiga, kurioje tyrinėjau klausimą, kadangi viena iš užduočių aukštųjų mokyklų yra vykdyti tyrimus. Antroji, tai yra mano privatus verslas, tai perteikti tai, ką sužinojai tyrinėdamas kitiems ir labiau dirbame su verslu ir įstaigomis. Tai todėl nusprendžiau vis dėlto įdėti du logotipus, kad būtų aišku, kad ne šiaip neskaitau knygų vien tik tai tam, kad skaityčiau, išbandau įstaigoje, kuri dabar jau turi virš 30 šalių atstovų, studentai pas mus yra iš tokio labai plataus spektro šalių. Tai mes turime patirti, išbandyti, bet ir tuo pačiu ir tyrinėti klausimą labai giliai, todėl kad, nesuprasdamas, ką turi valdyti, nelabai suvaldysi. Tai tarpkultūrinė komunikacija. Tačiau šiandien apie ją norėčiau pakalbėti dviem skirtingais rakursais, aspektais. Tai yra asmeninių ir organizacijos. O po to jau, aišku, perėti ir prie šalių. Pirmas dalykas, pagalvokime, kaip susiformuoja kultūra. Kur jos šaknys yra. Jeigu kalbėsime apie valstybę, apie kultūrą kažkokiame regione, mes suprasime, kad gamta, gamtinės sąlygos turi įtakos tam, kaip žmonės elgiasi. Nes per elgesį atsiskleidžia kultūra. Geopolitinės sąlygos. Mes esame tokie, kokie esame Lietuvoje šiandien, todėl, kad mus supa tam tikros valstybės, mes perėjome tam tikrą istoriją iki šiol, mes gyvenome tam tikrais laikotarpiais skirtingais labai. Tai visą tai padarė įtakos mūsų šiuolaikinė valstybė. Ir kultūra, žinom. Socialinės sąlygos. Kaip gyvename. Pavyzdžiui, kodėl vienų šalių žmonės dažniausiai yra įvairiausiose apklausose laimingiausi, kitų nelabai laimingi, o kažkas ten pačiame gale sąrašo yra. Istorinės ir taip toliau. Kaip pasireiškia? Natūraliausia turbūt tai yra kalba. Nors ir Lietuvos nebuvo žemėlapyje daug metų, iki 18 metų, 1918, kalba išliko. Ir per ilgą laikotarpį niekur nedingo. Toliau buvo vėl įprasminta, aprašyta, apibūdinta ir toliau naudojama. Kaip kultūros apraiška. Kultūra niekur nedingo, o kartu su ją išliko ir kalba. Kitas dalykas – ritualai ir tradicijos. Mažoji šalyje kaip Lietuva mes turime 4 regionus su labai skirtingom subkultūrom, pavadinkime jos kultūrom regioninėm, galbūt, tiksliau būtų pasakyti. Ir žemaičiai vis nori pareikšti, kad yra Lietuva ir Žemaitija. Kodėl? Taip yra. Taip yra. Netgi nereikia labai ilgai galvoti, kodėl taip yra. Taip tiesiog yra. Ne? Žemaičių akimis. Gerai, labai ačiū. Simboliai. Mes turime daugybę simbolių, jie keičiasi, mes kažką ištraukiame iš praeities ir įprasminame vėl iš naujo. Kai kurie simboliai mus lydi visą gyvenimą ir visą istoriją šalies. Kiti yra nauji, jie atsiranda. Mes vis dar beje dėl simbolių abejojame, kaip vis dėlto įprasminti kokį simbolį, aišku, lengva parinkti Lietuvai kaip šaliai, norint apie ją viešai kalbėti tarptautinėje arenoje. Tai reiškia, buvogi prisimenate ten visokie logotipai galvojami, tai gintarinė širdis, tai dar kažkas, įvairiausių buvo variantų. Tai mes irgi ieškome tų naujų simbolių. Tai kasgi mes vis dėlto esame? Ar gintaro kraštas, ar kažkas kita? Ar vis dėlto vytis geriausiai atspindi mūsų kultūrą, šalį ir suvokimą, kas mes esame? Aha. Na ir aišku, už viso to slypi vertybės. Kas yra sunkiausia, yra tai, kad kultūra iš esmės, tai yra Edvardo Holo pasiūlytas, dar 80-metyje pasiūlyta schema. Tačiau aš pastebėjau, kaip jį transformavosi. Jeigu jūs rasite originalią schemą, kurią sukūrė šitos idėjos autorius Edvardas Holas, jį visiškai yra kitokia.
Ir tokia schema atkeliavo iki vieno šaltinio lietuvių kalba. Tai kiek transformacijų ta pati, tai kiek žmonių permastė, persvarstė ir sukūrė štai tokį pavidalų tą ledkalnį, tam, kad atneštų iki mūsų, ką vis dėlto norėjo pasakyti kultūros tyrėjas. Ir kaip matome, yra matomi dalykai kultūros apraiška, tai yra kaip žmonės elgiasi, kaip žmonės įsivaizduoja savo tradicijas, kokias puoselėja tradicijas ir kokius turi papročius. Taip sakant, ta matomoji dalis, kurią mes galime pamatyti, išgirsti, pajausti savo pojūčiais. Bet yra nematoma dalis. Ir kas svarbiausia pažymėjo tyrėjas ir autoris šitos schemos ir idėjos, tai kad tai, kas yra nematoma, kas yra po vandeniu, kultūriniai dalykai yra minkštieji vadinami, vertybės, požiūriai, įsitikinimai ir taip toliau, tas sunkiausiai yra keičiama. Tai galvodami apie mūsų asmeninę kultūrą, mūsų organizacijos kultūrą, mūsų regioną, šalies, kokią paimtume kultūrą, mes pamatysime, kad pirmas dalykas, kultūros dalykai, kurie yra po vandeniu, jie formuojasi natūraliai ir mes nesąmoningai jų išmokstame. Tiesiog būdami toje aplinkoje tarp žmonių, kurie yra tos kultūros formuotojai ir nešėjai. Kultūra susiformuoja tyliai, mums nematant. Kitas dalykas, ją yra labai sunku pakeisti. Kultūrą labai sunku pakeisti, išorę gali pakeisti greitai. Priversti žmogų elgtis kitaip yra nesunku. Jam reikia sudaryti sąlygas. Tačiau pakeisti jo vidų yra be galo sunku. Todėl, kad vertybės nepasikeičia per naktį vien tik tai todėl, kad aš pradėjau elgtis kitaip. Nebūtinai kiekvieno mano žingsnio ir elgesio motyvacija yra pagrįsta mano vertybėmis. Aš galiu prieš savo vertybės veikti, bet kiti manys, kad aš prisitaikiau, adaptavausi prie reikalavimų. Tai kuo mes panašus ir skiriamės? Noriu pasiremti kitų modelių, kito tyrėjo, šių laikų jau, Erin Meyer, kuri iš tikrųjų tyrinėja kultūras versle ir tyrinėdamas kultūras versle, verslo kultūras skirtingas ir lygintas ir bandydamas sudėlioti į kažkokią tiesę nuo iki, pabandyti pažiūrėti, kokie yra tie kraštutiniai taškai, kad išgryninti tam tikrą kultūros vertinimo dėmenį, ji sudėliojo keletą tokių palyginimų. Tai pavyzdžiui, kai mes kalbame apie skirtingų kultūrų atstovų pasitikėjimo kūrimą, mes matome du kraštutinumus. Vienas tai yra pasitikėjimas grindžiamas profesionalumu. Na, pavyzdžiui, ko gero, jūs norėtumėte bent jau, arba tikrai taip yra, kad įstaigose, valstybės įstaigose pasitikėjimas vis dėlto būtų kuriamas profesionalumu. Tačiau kitame gale šitos tiesės yra grįstas santykių pasitikėjimas. Ir abudu tikrai gali būti viduje tos pačios organizacijos. Vieni žmonės, kadangi žmogus yra irgi kultūros nešėjas, vieno žmogaus kultūra sako jam, pirmą suformuok santykį, o tik po to įgysi pasitikėjimą. Kitas žmogus sako, pirmą padaryk gerą darbą ir įgysi pasitikėjimą. Tai netgi toje pačioje organizacijoje gali būti labai skirtingų požiūrių į tai, kaip galima įgauti pasitikėjimą kitų organizacijų. Tai toks paprastas pavyzdys iš realybės, daug jį kartoju, bet, pavyzdžiui, nepykite gydytojai, jeigu močiutė atnešė jums lauktuvių savo 10 kiaušinių, kurios ten jos vištos labai ilgai nešė ir dėjo. Tai yra pasitikėjimo kūrimo principas, kurį išmoko šitas žmogus. Tai nėra jokia pakišra, kurią mes kartais ją vadiname, arba tai nėra kažkoks baisus dalykas. Tai močiutė išaugo kultūroje, kurioje pirmą, norint įgyti pasitikėjimo, reikia pralaužti ledus. Tai reiškia, pirmą susidraugaukime, o po to darysime darbus. Po to jūs man patarsite, kaip man gydytis. Kitas dalykas tai yra lyderystė. Vėlgi apie tai buvo jau daug kalbėta šiandien.
du svarbiausi poliai, apie kuriuos formuojasi tam tikros kultūros. Kadangi skaidrės po to matysite, gausite visą medžiagą, kaip buvo pažadėta, tai galėsite patyrinėti kur. Ir pabandykite svarbiausia, kadangi Lietuvos nebuvo Erin Meyer žemėlapyje tyrimų, pabandykite iš tikrųjų surasti, kur jūs padėtumėte šitoje linijoje, kur yra labiau į kokį kraštutinumą arba kažkur per viduriuką yra Lietuva linkusi kaip bendra kultūra. Tai išskiriamos dvi pagrindinės, egalitarinė, tai yra, kai atstumas tarp viršininko ir pavaldinio yra minimalus, labai nedidelis. Tai yra žmonės, kurie netgi biure savo, ypač versluose, deklaruoja lygybę ir netgi neturi savo biuro, savo atskiro kambario. Neturi kambario su užrašu vadovas, tačiau turi vietą aiškę tarp visų, atviroje erdvėje kaip šitokia. Jie yra žinomi, yra matomi, kadangi jie yra vadovai ir lyderiai. Ir jiem to pakanka. Jiem nereikia statuso, jiem nereikia dalykų, kurie pabrėžia statusą. Statusą jie išsikovoja ir užsitarnauja. Tai egalitarinė kultūra. Ir yra hierarchinė kultūra, kur vis dėlto žiūrima į tai, kur kas, kokiame laiptelėje organizacijos yra, kiek įgaliojimų turi, kiek įtakos turi organizacijoje ir kiek gali įtakoti sprendimus svarbius organizacijai. Tai tarp šitų dviejų kraštutinumų kažkur galime paieškoti. Įdomus dalykai vyksta šiuo metu Lietuvoje. Tyrėjai, kurie jau ir iki mūsų atkeliavo, Hofstede institutas, dar vienas yra toks garsus tyrimų institutas Europoje, jie jau daro pasaulio mastu, jie bando tyrinėti visas šalis. Tai ką pastebėjo Hofstede instituto tyrėjai, kad Lietuvoje jaunimas linkęs į egalitarinę kultūrą lyderystės, o yra dar vis dėlto žmonių, kurie susiformavo ankstesniais laikais, kurie tiki hierarchiją. Tai ir tarp šitų dviejų kultūrų nuolat vyksta mainai kultūriniai ir vieni turi įtaką kitiems ir, žinoma, formuojasi tuo pačiu nauja kultūra. Yra organizacijų, kur egalitarinė kultūra netgi galbūt būtų sunkiai įgyvendinama ir ydinga. Na, pavyzdžiui, kariuomenė. Vėlgi šiandien minėjome tai. Jeigu kiekvienas jaučiasi laisvas daryti ir sakyti, ką nori, ir siūlyti, ir spręsti, tai ko gero tai būtų sunku suvaldyti, ypač krizės atveju. Taip pat siūlyčiau pasidomėti, jeigu jums šita tema įdomi. Yra tokia irgi pakankamai gerai žinoma Federico Ladu, turėtume turbūt tarti teisingai prancūziškai knyga, Reinventing Organizations. Jeigu norite permastyti organizaciją, atrasti, išrasti naują formulę savo organizacijai, pirmą turime suprasti, kokia vis dėlto lyderystės kultūra vyrauja mūsų organizacijoje. Ji gali būti nuo tokios jėgos kultūros, tai yra evoliucija aprašyta iš tikrųjų, kuri yra per laikus, iki ko mes atėjome šiais laikais šiuolaikinėje visuomenėje. Tai nuo jėgos kultūros iki taisyklių kultūros, tačiau, kaip matote, kiekviena turi tam tikrų problemų, pavyzdžiui, progreso paralyžius. Taisyklės mūsų kausto ir mes labai lėtai judame į priekį, nes visą laiką turime žiūrėti per petį atgal, ar nepažeidėm taisyklių. Trečias variantas tai yra lyderystė grįsta pasiekimų kultūra. Čia šitoje vietoje stresas, trumpalaikiai tikslai, o trumpalaikiai tikslai ir veiksmai, aišku, kelia daug streso, tai suprasime, kad, vėlgi, tai yra tokia pinigų galia, tai yra tokia veržlaus verslo, iš tikrųjų, lyderystės tas modelis, kuris ne visada yra geras, nes, pavyzdžiui, kritinių laikotarpių gali būti tai, kad trumpalaikiai tikslai nelabai padeda. Reikėjo vis dėlto šiek tiek turėti ir ilgesnį planą, ne čia ir dabar. Ir stresas, kaip mes jau girdėjome, iš tikrųjų nėra mūsų pagalbininkas kritinėje situacijoje. Na ir pagaliau ateita iki paskutinės formulės, tai yra santykių kultūra, kuri gali būti taip pat susiformavusi jūsų organizacijoje. Ir čia jau yra kas svarbu, tai yra pasitikėjimas. Pluralizmas tai yra nuomonių įvairovė ir skatinimas iš tikrųjų nuomonių įvairovės. Pasitikėjimo kūrimas
kartu. Ir kas yra labai svarbu, kad visą tai yra grindžiama vertybėmis. Vertybės neatsiranda šiaip savo. Vertybės formuojasi per ilgą laiką. Vertybės labai sunku užčiuopti ir pakeisti, kaip jau kalbėjau. Tačiau apie jas reikia galvoti, reikia nuosekliai formuoti vertybių sistemą. Ir vienas paprastas dalykas, kuris leidžia jums patikrinti, ar vertybės jūsų sutampa su veiksmais, tai yra toks paprastas pratimas, kurį siūlom padaryti dabar. Tai suspauskite kumštį, pasukite 3 kartus į vieną pusę, 3 kartus į kitą pusę, o dabar su juo prilieskite savo smakrą. Žinau, kad aš priešiau nesmakrą, bet kodėl jūs neklausėt manęs deklaruojamų vertybių, o elgėtės taip, kaip aš pasielgiau. Tai yra tikros vertybės, kurios ateina per jūsų veiksmus. Sprendimų priėmimas. Kas kaip? Jeigu mes pirmą siekime susitarti, o po to tik tai judėti pirmin, vienokia kultūra. Kitokia, sprendimai priimami siaurame rate, nuleidžiami žemyn, kaskaduojami, kaip mes dažnai sakome, ir vykdomi toliau, ir vis sunkiau prasibrauna iki paskutinio lygmens, kadangi ten priimtas sprendimas labai sunkiai suvokiamas čia. Arba mes turime super gerą turėti komunikaciją, kad visiems būtų aišku, kodėl sprendimas priimtas čia toks. Tai nėra blogai, bet reikia daug komunikuoti tam, kad kiekviename lygyje organizacijos būtų suprantamas sprendimas. Jį reikia parduoti organizacijai per komunikaciją. Ir ką mes turime? Jeigu mes turime sprendimą toje susitarimų kultūroje, tai kuri dabar iš šitų būtų, kaip jums atrodo, kairė ar dešinė? Ilga diskusija. Susitarimo be ilgos diskusijos nepasieksime. Tai kas būna, jeigu mes greitai bandome susitarti, priimti sprendimą, skubame, tolesnės diskusijos ir keitimai neišvengiami. Mes vis grįžtame į pradžią, nes visko nespėjome aptarti, o svarbiausia susitarti dėl to, kas, ką ir kaip turi padaryti. Jeigu mes skiriame daugiau laiko diskusijai, tai yra susitarimų kultūra, mes įgyvendiname greitai ir aiškiai, kadangi po to, kai visi suprato ir prisiėmė atsakomybę už savo veiksmą, jie eina ir daro. Ir žino, koks rezultatas iš tikrųjų turi būti pabaigoje šito veiksmo. Kritika. Dar vienas kultūros aspektas, kaip tarp kultūrinių, jau jeigu pažiūrėti lygių, ar ne, tai yra tarp šalių ir kultūrų atstovų, taip ir organizacijoje. Kaip mes reiškiame kritiką? Ar mes tiesiogiai, aiškiai pasakome, kas mums atrodo yra negerai, neteisinga ir turi būti tobulinama, arba mes vis dėlto sakome labai netiesiogiai. Paprastas toks pavyzdys iš Lietuvos verslo Tailande buvo kažkada laida, kai kalbino žmogų, kuris sukūrė viešbutį. Įkūrė viešbutį Tailande. Ir jie paklausė, kas yra sunkiausia dirbant su vietiniais darbuotojais, samdant juos ir dirbant. Jis pasakė, aš pasimokiau vieną kartą ir visiems laikams. Viešai pasakyti pastabą savo darbuotojai šitoje kultūroje nevalia. Žmogui tai yra lygų įžeidimas ir svarbiausia nepasitikėjimo ženklas. Jeigu žmogų įžeidžia, tai dar gali jis atleisti. Bet jeigu juo nepasitikė, ir pažemina kitų akivaizdoje, nebūtinai šaukdami ant jo, bet tiesiog pasakydami pastabą viešai. Tai žmogus praranda pasitikėjimą savo profesionalumu ir dažniausiai pasišalina iš organizacijos. Išeina, kadangi juo nepasitikima ir jis nepasitikė savimi. Tai yra žlugdymas asmenybės darbe šitoje kultūroje. Tai pagalvokime, kad galbūt jūs lietuvių netgi darbe turite jų atstovų kultūrinių. Kažkam tai gali būti smūgis visam gyvenimui. Paprastas kažkoks pastebėjimas, galbūt jums atrodo nereikšmingas, mesteltas praeinant pro šalį, girdint kitiems. Pagalvokime. Prieštaravimas. Kaip mes prieštaraujame, jeigu nesutinkame? Tai galima konfrontuoti vieną
tikimybė ir vienas kultūros tipas, galime vengti konfrontacijos. Vengiant konfrontacijos yra šiek tiek problemų. Todėl, kad jeigu organizacijos kultūra skatina vengti konfrontacijos, tai reiškia, kad daug kas tiesiog nesakys, kas jiems atrodo yra negerai ir taisytina. Konfrontacija būtina tam, kad mes suprastume, sveika, žinoma, ir argumentuota, tam, kad mes suprastume, kad ne viskas taip, kaip atrodo man vienam arba kažkam, arba netgi mūsų grupiai. Organizacijoje tam tikra priešprieša reikalinga tam, kad žmonės išsakytų savo nuomonę, požiūrį, matymą situacijos. Tai yra sveika iki tam tikros ribos. Ir galiausiai baigsime praktinį užduotimi, mes skirtingai suvokiame laiką. Linijinis laikas, kaip matote, yra būdingas labiau tokioms kultūroms kaip Vokietija, Šveicarija. Ne šiaip su Šveicarija tiek laikrodžių prigamino ir pardavė pasaulyje, ar ne? Vokiečiai irgi paskui juos ten irgi vejasi, bando savo laikrodžius irgi pardavinėti visam pasaulyje. Šiaip iš tiesų, laikrodis ten ir atsirado tose kultūrose. Dabar bijau pasakyti iš tikrųjų, ar tai buvo Austrija, ar tai buvo Šveicarija. Bet pirmas laikrodis, kuris viešai pradėjo skaičiuoti laiką ir buvo matomas, buvo pakabintas centrinėje miesto aikštėje ant rotušės, būtent tame regione. Dabar bijau suklysti, ar tai yra Austrija ar Šveicarija, bet ten. Ir mes pradėjome skaičiuoti laiką pagal laikrodžio rodikles ir jų judėjimą. Tai įdomus toks fenomenas. Iki to laiko mes aušra kilome, ėjome miegoti su tamsa ir buvo viskas valdoma labiau natūralių gamtos sąlygų ir natūralaus dienos režimo. Taigi, paskutinė užduotis. Aš paprašysiu jūs užsimerkti ir kai aš pasakysiu pradedame, jūs turite pradėti skaičiuoti iki 60 savo mintise, bandydami paskaičiuoti, kiek tą minutę trunka jūsų galvoje. Tai yra, įsivaizduokite, kad jūs skaičiuojate sekundės. 1, 2, 3, kol nepaskaičiuojate iki 60, kol jums atrodo jau praėjo minutė. O aš iš tikrųjų seksiu, kaip yra. Tikrasis laikas bus matuojamas čia, o jūs skaičiuojate savo mintise iki 60, kiek spėsite. Tol, kol pasakysiu stop, skaičiuokite. Tai užsimerkiam ir pradedam, kaip pasakysiu, pradedam. 3, 2, 1, pradedam. Kas jūsų manimų turi mažiausią skaičių, kuris yra gerokai mažesnis už 60. Ne, praėjo lygiai minutę. Aš pasitikiu savo šitais chronometrais. Tai kaip jums atrodo? Jeigu kažkas suskaičiavo gerokai mažiau negu 60, pavyzdžiui, ar yra čia žmonių, kurie pasakė paskutinį savo mintise 40? 42. Yra, va, matote, ne taip toli 40. Maždaug svyruoja tarp 40 ir koks yra didžiausias skaičius jūsų auditorijoje? Kas turite didžiausią skaičių? Gerokai viršijantį 60. 70. Neblogai. Tiksliai vertinate pakankamai laiko.
Tai prieš tai buvusiuose mokymuose man suskaičiavo iki 120. Ir žmogus pasakė, ką tai reiškia, suprantate turbūt labai aiškiai, kad greitai skaičiuojantis skuba. Jam atrodo, kad visi vėluoja. Lėtai skaičiuojantis sako, laiko mes turime marias. Ir tarp šitų žmonių jūs turite kasdien būti, gyventi, dirbti su jais kartu.